kelias, Klaipėda, viskas baigsis. Esmės toliau nuo šitos vietos, kaip kokie 300-400 metrų, rekomenduoju nevaikščioti. Nes gėjimai bus trumpos serijos, po pusę valandos maksimum, ir turėsime ten timerį. Ir jeigu kas, išgirsit reikia atlikęs tiesiog kūrius, reiškia gėjimas matyt arba gėjimas baigsis. Reiškia arba pradedam, arba round over. Principas, viešas poligonas. Čia yra vieša erdvė, čia gali būti bet kas. Grybautojai, pasivaikščioti šunų išėję, dar kažkas tai. Jeigu pamatote apie žmonės, tradiciškai šautumą ant kitos arba padedat, šypsotės, šuolį važiuojat, einat, kultūringai paprašot. Jeigu galima, reikia pasiekti. Jeigu žmogus pasakys, eik paprašo, aš čia pradėt daug ką noriu, jisai yra tiek pat teisus, tiek ir jūs. Nereikia stoti būti, reikia tiesiog sakyti, ei, grįžta toliau, nušauti reikia. Mes negalim. Jeigu pamatot policiją, kiekvienais važiuoti, pamatot policiją, principo žaidimo, tradiciškai, saugumas visų pirma, akimis pasiūlymas esame įsiekti vieną žaidimą, ir pasiūlymą yra paimti šaudom, principas, kur norim, pataikymas kreiptis bet kur, viskas kaip kūrė, kūnas, pataikymas yra pataikymas. Granata nukrito, sprogimas, 5 metrų spinduliu visi mirė. Išskyrus atvejį, jeigu granatas sprogo aukščiau, tai yra ant duobės krašto, jūs gulit, tai tada atveju viskas. Visais kitais atvejais joks toks medelis nesiskaito. Principė dėl sąžiningumo ir tvarkos, storas medis, jeigu stovi, tai nesiskaito. 5 metrai sprogimas atsidės. Žaisim mažus trumpus žaidimėlius, kiekvieną kartą paaiškinsim taisyklės nuo nulio, kiekvieną kartą pasibaigus geimui, arba jeigu vyksta kažkokia avarija, kažkas neveikia, grįžtam čia. Jeigu yra pas kažką kažkokia trauma, kažkoks nenumatytas atvejis, kur reikia pagalbos, reikia, kad iš sporto lakrytis šaudyt aplinkusi, šaukiam traumą. Nesvarbu, tai trauma, tai kažkoks rimtas gedimas, kas gali įtakoti saugumą aplinkinių žaidėjų. Jeigu vyksta konfliktas, kažkam adrenalinas susipumpavo, iššovė, nepajuto, žmogus bėga toliau, šūktelė. Klaipėdos krašte garsėjam sąžiningumu. 2 raudonas vėliavas gavom ir tas buvo tas parašytas pamirštas. Dėl to, iš esmės, jeigu pataikė jūs, auksinė taisyklė, jeigu jums pasakė, kad jūs pataikė, jeigu jums pasirodė, kad jūs pataikė, jeigu jūs pataikė, keliam ranką išeina. Nesvarbu, gal konkorėžius atvyko, gal lašas
medžio storė. Išeinam, tiesiog, nesukam savo galvos. Grįšim atgal su gera nuotaika. Jeigu visgi adrenalinas pas kažką užpumpavo, jis pradeda rėkti, šaukti, išeinam ramiai, nekreipkite į dėmesį, grįžę čia išsiaiškinsim santykius. Duosim peilius, kirvius, kapokitės tarpusavėje, padarysim duelą, nufilmuosim, įdėsim į YouTube, viskas labai zašytis. Šįkart peilių tikiuosi nesulaužyti. Mane turi peilių. Lasdom, ar yra kažkokių klausimų? Nėra klausimų, labai gerai. Ar yra pirmą kartą žaidžiančių arba stebinčių? Jie išvažiavo. Patys kalti. Visi kiti esam žaidę, ne apskritai. Liemenės galioja, jeigu jūs pataikėt, traukiam liemenę. Jeigu neturit liemenės, tokie didžiuliai kaip aš palikot ją namie, tai jūs pataikius, sakau, holivudinis kritimas arba šaukiam, iškeliam aukštai ranką. Ranka iškelta reiškia, kad esat nukautas ir nedalyvaujate. Taip pat tai galioja išeinant, jeigu neturit raudonos liemenės, kad jūs kiti netyčia pradėtų šaudyti. Ginklas nuleistas, ranka iškeltas, žmogus eina, jis nekombatantas. Apsimesti šito simboliu, kad jūs tipo praeit pro priešus ir pradėti iš nugaros šaudyti, niekam reikia, nedaryk. Gerai, rimtai klausimų yra? Principė nenaudosim, nes čia per lengvo pobūdžio žaidimas. Iš esmės bus keli raundai, kuriuose bus mediko taisyklė atgyjimo principų. Bet jinai reikšti tai, kad pribėgo žmogus palietė, atgaivino, jis žaidė tik antros misijos. O tai bus tik tai specifinis scenarijus, tai pasakysim šansą. Gerai. Pradėsim nuo tradicinės. Tradicinis žaidimas pas mus yra zluandai. Geras atšilimas, puikus dalykas pakariauti su savais. Ar kas atvyko vas matai? Čia komanda atvyko, kas dar komanda? Jūs papasirėla komanda. Ne, viskas labai gerai. Šunuolė atvyko komanda, o dabar atvyko. Вы в прошлый раз выиграли. Ačiū, jūs ir žaidimo principas. Pasakoju, kokius stos mane ratu. Žaidimo principas. Visi sustoja ratu į mane ir pagal signalą pradeda eiti priešingas pusės. Eina kokį nori greičių, aš duosiu pakankamai laiko nueiti pakankamai toli. Nieks nesižvalgo, žiūri savo po kojam, kad jisai jūsų pasiduoda statį po kojam, žiūrėkit visas dienos metu, nes, duobių čia yra, viskas čia yra. Nėra čia stigliuotos vėlos ir pasalų nėra, bet, miškas yra miškas. Reiškia, visi eina, išgirsta komanda, pradedam, reiškia du dalykus. Pirma, jeigu jūs nenuėjot pakankamai toli, aš būdamas centre jums šausiu nugaros nekarybę. Antras dalykas, jeigu pradedam, išgirstate pakankamai toli, jūs kariaujat prieš visus. Bet kas yra taikinys, bet kas yra priešas. Pavyzdžiui, aš pamačiau jį, iššokau, pataikiau, jo veiksmai. Jisai atsistoja, iškelia ranką ir garsiai, kartuoju, garsiai skaičiuoja iki 10. 1, 2, 3, kurie nemoka greit skaičiuoti, kurie nemoka lėtai skaičiuoti. Skaičiuojam, kaip tradiciškai mokė Hollywoodas. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3, kad nebūtų 10. Kad nebūtų tokių bairių. Šaukiam garsiai, kad visi aplink matytų, kas vyksta, girdėtų, kas vyksta, galėtų sudalyvauti. Iškiausiai. Pašautas žmogus suskaičiavo iki 10 sekundžių, jis gali daryti, ką norite, jis stovi, nejuda, jis nieko nedalyvauja. Daėjo iki 10. Aš kaip jų šovęs asmuo, prieinu jie paliečiau, mes esam komanda. Dirbam toliau prieš kitas komandas, prieš kitas. Tas pats galioja, kad aš jį pašoviau, o komanda paliečiau jis. Jie yra komanda. Paprasme, kas pirmesnis, tas gudresnis. Žaidžiau nebelieka pavienių žmonių arba komandos išsikėlė. Taip pat. Ar visi lietuviškai suprato? Taip. Jeigu reikia gali vokiškai pakartoti. Ja, Вы опять как бы. Почему мы все сделали в прошлый раз нормально? Мы как раз выиграли. Хорошо умничай. Atsakymas dėl to reikia skaičiuoti iki 10. Kad nebūtų tokių bairių, kaip anksčiau būdavo, kai žmogus vienas stovi ir šaudo, kitas guli prie kojų. Jį pašauna, jis ranką iškelia, jį paliečia, jis toliau šaudo. Kad to nebūtų, yra 10 sekundžių taimautas. Ar yra klausimų? Не. Tada čia rato centras, stojam visi aplink mane ratų. Тип снайперов здесь не было. Тут оптика, и тут оптика, и тут. Nestovi šalia vieni kitų, atsistojam jau. Куда мы в прошлый раз выиграли? Pradedam eiti ir man dalyvavo šalia. Там больно. Там очень больно. Мы тогда побежали.
все, уже нас. Šitas išmirė ar ne? Tiesiai nuo mūsų stoja. A? Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, aštuoni, 10. Я считал. Вен, два, три, четыре. О. Что? Отожми. Бля, тут куда? Мусор. Kas liko dar? Aš jau visi. Подожди, меня попали вроде. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, 10. Ну? Приз. Приз. Мотов. Где-то прямо. Бежит у них там, уже назад бежит.
šitą priliečiau, viskas gerai.